nėra blogis. Už jo dažniausiai slepiasi mūsų patirtas skausmas. Nes dažnai mes girdėdavome: nesinervink, nepyk, pykti negražu, nebūk toks jautrus. Ir mes išmokome nejausti, bet nerodyti tai, ką jaučiame. Bet pyktis niekur nedingo, jis kaupiasi mūsų kūne. Ir vėliau mes jį išreiškiame stipresniu pykčiu, agresija, irzlumu, kartais užsidarimu. Ir žmonės dažniausiai pyksta ne dėl to, kas vyksta dabar, bet tai paliečia jų senas žaizdas. Na pavyzdžiui, tau neatsako partneris valandą, pusantros ir iš išorės atrodo smulkmena, bet viduje kyla didelis pyktis. Jis manęs negerbia, aš esu nesvarbi, aš jam nerūpiu. Ir tuomet pyktis tampa gynyba nuo skausmo, kurio mes kažkada neišreiškiam. Tad stabtelkim ir pajuskim, kasgi slepiasi po tuo pykčiu, kurį mes išreiškiam. Gal ten yra daug vienišumo, atstumimo jausmo, bejėgiškumo. Kartais užtenka pasakyti: man skauda, aš jaučiuosi neįvertinta, aš pavargau. Ir čia prasideda emocinis brandumas. Atpažinti ir išreikšti. Nes pyktis nėra priešas. Jis tau primena vietą, kurioje tau kažkada skaudėjo.